5 dalykai, ko nedaro išmintingi žmonės. Paskutinis punktas, manau, yra svarbiausias. Geriausi dalykai gyvenime yra paprasti, bet mes patys dažnai padarome juos sudėtingais. Protingi žmonės netaško savo energijos bet kam. Jie save vertina ir nesivelia į nesąmonės. Pirma, niekam nieko neįrodinėja. Jei kažkas provokuoja, nori konflikto, išmintingas žmogus nešvaisto savo energijos ir nesivelia į tai. Kam gadinti savo nervus dėl kažkokio idioto? Antra, niekada nereaguoja ant karštųjų. Jei emocijos ima viršų, gali prisidaryti reikalų, dėl kurių vėliau teks gailėtis. Išmintingas žmogus leidžia tam purvui nusėsti ir tik tada sprendžia, ką daryti. Trečia, niekada neprašo meilės. Jei matai, kad žmogus tolsta ar elgiasi šaltai, nepulk žemintis. Meilė nėra tas dalykas, kurį reikia kažkaip išsiprašyti. Jei nemyli, vadinasi ne tavo žmogus. Paleisk, kad atsirastų tas, kuris tave vertins. Ketvirta. Nelygina savo gyvenimo su kitais. Išmintingas žmogus supranta, kad kiekvienas turi savo kelią ir savo pamokas. O pasilyginti gali tik pats su savimi, ką šiandieną padarei, kad taptum geresnis nei vakar. Penkta ir svarbiausia. Jie nemeluoja savo. Nesako savo viskas gerai, kai viduje jaučiasi blogai. Jie neapsimetinėja, kad santykiai geri arba kad darbas patinka, jei tai erzina ir atima jėgas. Jie renkasi tiesą, net jei ji labai nepatogi ir nemaloni. Ir tada daro sprendimus, kad tai pakeistų. Nes tikra tiesa visada išlaisvina. Išmintis yra nebeleisti savęs griauti. Jeigu jauti, kad šitie žodžiai šiandien buvo vertingi, parašyk komentaruose taip ir pasidalink šio video. Galbūt kažkam būtent dabar labai reikia tai išgirsti. Galbūt tai bus tas mažas postūmis kažkam pagaliau nustoti save griauti. Siunčiu tau šviesos.